Ir šiandien jums pristatysiu Akmenės rajono savivaldybės valdomų miškų vidinės miškotvarkos projektą. Pastaraisiais metais yra daug dėmesio skiriama pritaikyti miškus visaverčiam ir turiningam poilsiui gamtoje. Miškai, o ypač valstybinės reikšmės, visuomenės ir valstybės gyvenime atlieka įvairias funkcijas. Miškai yra šalies ekologinio stabilumo pagrindas, itin svarbus visos šalies, tame tarpe miesto, oro, vandens ir dirvos kokybei. Siekiant tai išsaugoti, svarbu ekologinės ir socialinės miško naudas laikyti prioritetinėmis visuomenės gerovės sąlygomis. Todėl galvojant apie ateities kartas, privalu užtikrinti tvarų miško naudojimą ir tam tikrą rekreacinių teritorijų plotą ir jų kokybę. Šiam tikslui reikalinga nustatyti miškų tvarkymo uždavinius ir ūkininkavimo priemonės, o tam ir yra reikalingas vidinės miškotvarkos projektas. Atsižvelgiant į tai ir buvo užsakyta parengti šį projektą, kad savivaldybės valdomose žemės sklypuose būtų inventorizuoti miškai, suprojektuotos kraštovaizdžio formavimo priemonės, suplanuota rekreacinė infrastruktūra pritaikyta miško lankytojų poreikiams, taip pat atliktos kitos privalomos miško projekto dalys. Miškai pagal šį projektą bus tvarkomi, naudojami ir saugojami iki 2036 metų. Dažnai susitikimuose su visuomenė mūsų klausia, kas tai yra vidinės miškotvarkos projektas, ką jisai sprendžia, nes tikrai žmonių suvokimas apie šitą miškotvarkos projektą yra ganėtinai skirtingas. Taigi vidinės miškotvarkos projektas tai miškų tvarkymo veiklos planas, pagal kurį atliekami miškų atkūrimo, naudojimo ir visi miško žemių tvarkymo darbai. Jis turi užtikrinti nepertraukiamą miško išteklių ir miško žemės naudojimą, patenkinant įvairias visuomenės reikmes. Kitaip tariant, tai yra ūkinių priemonių planas, kuriame numatomas visos pagrindinės miško darbų apimtys. Miškotvarkos projektą reglamentuoja tokie pagrindiniai dokumentai, tai mums ypač svarbus miškų įstatymas, taip pat svarbią reikšmę užima specialiųjų žemės ir naudojimų sąlygų įstatymas. Projekto rengimą konkrečiai reglamentuoja vidinės miškotvarkos projekto rengimo taisyklės, tai mūsų vienas svarbiausias yra dokumentas, taip pat yra svarbios ir miško kirtimo taisyklės bei kiti miško teisės aktai. Miškotvarkos projekto rengimas susideda iš 3 etapų. Pirmas yra miško sklypų inventorizacija, kuri apima miško sklypų išskyrimą, medyno aprašymą, įvairių miškų charakteristikų nustatymą ir tai griežtai reglamentuoja miškotvarkos darbų vykdymo instrukciją. Antras etapas – ūkinių priemonių projektavimas, kai miško tvarkymo priemonių planavimas nuo miško kirtimo, nuo jo atkūrimo apsaugos iki rekreacinio sutvarkymo, kraštovaizdžio formavimo ar biologinės įvairovės gausinimo. Ir trečias, žinoma, etapas yra projekto aiškinamojo rašto rengimas. Projekto struktūra, kaip paprastai būna kraštotvarkos projektuose, susideda iš 3 dalių – analitinė, projektinė ir grafinė. Grafinė dalį, tai yra analitinėje dalyje pateikiama projektinė situacijos analizė, teritorijos aplinkos apibūdinimas, miško charakteristika. Projektinėje dalyje suformuojami sprendiniai liečiantys kirtimus, kraštovaizdžių formavimą, rekreacinės miško funkcijos stiprinimą ir kitas miškų funkcijas. Ir grafinę dalį sudaro 14 brėžinių, tai 4 medynų planai. Čia jūs matote pavyzdžius, 2 planai medynų.
4 kraštovaizdžio formavimo kirtimų schemos, 4 rekreacinės infrastruktūros schemos ir 2 gamtos objektai. Viena iš jų čia gamtos paveldo objektą Akmenės didįjį akmenį, matote, reiškia schemutė, kaip jisai reiškia, kokioj vietoje lokalizuosi. Gal čia reikia parodyti man? Na ir kalbant apie analitinę dalį, norėčiau trumpai pristatyti ir miško inventorizacijos rezultatus joje. Pagal administracinį suskirstymą Akmenės rajono savivaldybės valdomi miškai patenka tik į vieną Akmenės kadastrinę vietovę. Miškų ribos nustatytos kadastriniais matavimais ir įteisintos valstybės registro kadastre. Akmenės rajono savivaldybės miškam šita miškų inventorizacija yra pirmoji. Bendras inventorizuotas miškų plotas yra 57 hektarai. Jis užima 2 kvartalus, tai 60 kvartalą apie, čia miškai apie Naująją Akmenę ir 153 kvartalas, tai miškai, kurie ten patenka į Akmenės gamtos ir kultūros parką. Akmenės miesto miškai priklauso tik rekreacinių miškų grupiai, miesto miškų pogrupiai. Rekreacinių miškų viravimas nulėmė ir pagrindinius miškotvarkos projekto uždavinius, kuriuos matote skaidrėje. Kuriant rekreacinę infrastruktūrą miškuose orientuojamasi paprastai labiausiai patogius lankymui miškų sklypus, siekiama sureguliuoti miško lankytojų srautus, rekreacinių priemonių dėka miškas mažiau šiukšlinamas, kraštovaizdžiui nepadaroma žala arba ji yra minimali. Ir inventorizacijos rezultatai, kaip pasiskirsto miško plotai pagal žemės naudmenas. Daugiausia, aišku, užima miškų medynai, tai 95% teritorijos, 67% medynų, 67% medynų vyrauja savaiminės kilmės medynai. Technologinės paskirties žemė, į kurią patenka griovio, elektros ir energetikos trasos, sudaro 2,5%, neapaugusios miško žemės, tai yra laukymės ir miško aikštės yra 3%, ir plotus jūs matote lentelėje. Medynai pagal brandumo grupės pasiskirsto taip. Daugiausia, kaip ir visoje Respublikoje, yra pusamžių medynų, 67,5%, 27% užima pribręstantis medynai, apie 5% yra brandus ir jaunuolynų tik 0,5%, matomai dėl to, kad kol buvo, reiškia, tie miškai NŽT valdžioje, kaip čia pasakyti, priklausomybė, tiesiog nebuvo atliekama ūkinė veikla. Žemės sklypuose daugiausiai inventorizuota beržo medynų, net yra 39%. Antroje vietoje yra pušynų, jie užima 24%, baltalksnynai 16%, eglynai 9%, drebulynai 8%. Tuo tarpu kitos rūšys sudaro labai nedidelius procentus, bendrą kiekį virš 3%, 3,3%. Vidutinis medynų amžius yra 70 metų. Seniausi šiuose miškuose yra beržynai, jų vidutinis amžius 76 ir maumedynas, taip pat tokio pat amžiaus. Taip pat antroje vietoje būtų eglynai 70 metų. Vidutinis bendras tūris yra 294
kubai hektare. Didžiausia medynų tūrį 1 hektare yra sukaupę pušynai ir beržynai. Pažymėtina, kad Akmenės rajono miškai yra labai aukšto produktyvumo, vidutinis bonitetas yra vienetas, žemo našumo medynų nėra. Vidutinis medynų skalsumas yra gana aukštas, beveik 0,8. Ir tai populiariai aiškinant, jeigu čia nespecialistai ir nežino, kas tai yra skalsumas, tai galima labiau sieti su medynų glaudumu ir tankumu. Taigi medynų stabilumo požiūriu tai būtų geri rodikliai, tačiau rekreaciniu požiūriu aukštokas skalsumas, gausus pomiškis ir trakas menkina medynų estetinę vertę, apsunkina jų praeinamumą, apžvelgiamumą ir suteikia medynams monotoniškumą. Ir gamtinė miškų charakteristika, kaip tik vienas yra, reiškia, gamtos paveldo objektas, kultūros paveldo objektų nėra. Tai jūsų garsus Akmenės didysis akmuo. Ir yra antras objektas, kurį aš sužinojau tik tai išvakarėse, kadangi atidaviau jau miškotvarkos projektą vertinti Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijai signalinį variantą, kad, reiškia, susipažintų ir po to per trumpesnį laiką, kurio mums trūksta, reiškia, duotų vertinimą. Ir sužinojau tokią naujieną, kur dar nespėjau miško valdytojui pasakyti, nežinau, nudžiugins ar nuliūdins, tai pas jūs rasta 60 kvartale, ten prie Akmenės, aš po to parodysiu planelį, saugoma rūšis plačialapė klumpaitė. Gegužraibinių šeimos augalas Lietuvoje įrašyta raudonąją knygą. Ką mes turime įtraukti dabar į projektą ir kaip kur reikės pataisyti rezultatus, nes nesutinka, kad būtų kraštovaizdžio formavimo kirtimai. Aš iš pradžių išsigandau, kad visas galbūt priemonės reikės išimti iš šito kvartalo, bet jie sako, reiškia tik tai, kad suprojektuoti ten biologinės įvairovės palaikymo kirtimus, kad apeiti tas fiksuotas vietas, kurias pateiks vėliau. Dabar to kvartalo ten yra maždaug apie 8 hektarus per radavietę, jie dar patys tyrė ir, reiškia, matyt, reikės labiau kirtimus derinti su jais, rekreacijos neatšaukia, sako, tai bandysim, prašo, kad pravesti ten kažkur, kad nepažeisti tos plačialapės klumpaitės radaviečių. Na ir Akmenės miškų rekreacingumas šiaip yra mažas. Labiausiai Akmenės rajoną iki šiol reprezentuoja gamtos ir kultūros parkas. Deja, ten užfiksavome pasenusią, nusidėvėjusią įrangą, jos nėra pakankamai. Tai liudija apie poreikį labiau išplėsti rekreacinę infrastruktūrą, ją atnaujinant ir papildant šiame parke. Be to, reikia taip pat svarbu suprojektuoti ir naujus objektus miškuose apie naują Akmenę, kurių ten nebuvo. Kalbant apie projektinę dalį, norėčiau pasakyti, kad didžiausią dėmesį šiame projekte skyrėme rekreacinės infrastruktūros ir kraštovaizdžio formavimo sprendiniams. Kaip sakiau, miškotvarkos projektas apima ir daugiau sričių. Tačiau tai yra miesto miškai, miškų rekreatyvumas ir estetiškumas bei miško erdvinės struktūros formavimas iki šiol atliekamas nebuvo, nes tai suprantama, nes savivaldybė dar neturėjo parengto vidinės miškotvarkos projektą. Todėl šiame projekte visos kraštovaizdžio formavimo kirtimo apimtis ir rekreacinės infrastruktūros apimtis numatytos teisiškai maksimaliai galimos. Kadangi šitas projektas galios 10 metų ir su projektuotų apimčių negalima viršyti, su projektuotų miškotvarkos projektų, tačiau neišpildyti galima. Todėl mes paliekame didesnį erdvę užsakovui ir tai yra antra vertus lemia ir visokios finansinės galbūt galimybės ir kitos priežastis, reiškia turėti didesnę kūrybinę laisvę. Kraštovaizdžio formavimo
kirtimai, dabar aš apie juos norėčiau pakalbėti. Miesto miškai turi būti tvarkomi atsižvelgiant į atsakingos rekreacinės miškininkystės principus, vykstant rekreacinę veiklą miškuose. Jų tvarkymo specialistai gali ieškoti kūrybiškesnių sprendimų, prisilaikant šių pagrindinių nuostatų, kurias matote skaidrėje. Aš pažymėsiu gal pagrindinės, kad kraštovaizdžio formavimo kirtimų sistema didinamas medynų estetiškumas, mozaikiškumas, gerinamos rekreacijos sąlygos, medynų biologinė įvairovė ir minimalus plotas, kuriame leidžiama vykdyti kraštovaizdžio formavimo kirtimus, neribojamas. Intensyvumas taip pat gali būti įvairus, nuo labai didelio, būtent visiško sumedėjusios augalijos iškirtimo, 0,1 hektaro ploto aikštelėse iki mažo intensyvumo, kada tik tai nugenimos apatinės medžių šakos ir valomas pomiškis bei trakas. Kraštovaizdžio formavimo kirtimais, kraštovaizdžio formavimo galimybės išties yra didelės. Galima siekti pageidaujamų medžio rūšių vyravimo, formuoti atskirų augalijos ardo pomiškių ir medžio rūšių sudėtį, pagerinti rekreacinių miškų erdvinę struktūrą, takuose išskirti mažas erdves, parenkant juose dominuojančias krūmų rūšis, kiek įmanoma skirtingai dėl įvairovės, ir daugelis kitų, kurie yra nurodyti projekto tekstinėje dalyje. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai apimtų 67%. Reikia pasakyti, kad mes šiandien projektavom ugdymo kirtimo. Reiškia, tai yra, nes yra atrankiniai ir kraštovaizdžio formavimo kirtimai priklauso tai pačiai kirtimų grupė atrankiniai kirtimai. Ir mums jau leista, reiškia, projektuoti rekreaciniuose miškuose tik tai kraštovaizdžio formavimo kirtimai, nes jie sprendžia ir ugdymo kirtimam keliamus uždavinius. Neprojektuojame tik tai sanitarinių kirtimų, jie jau kaip gaunasi, taip gamtoje taip ir gaunasi. Taigi kraštovaizdžio formavimo kirtimus atrenkant medžius ir krūmus suprojektuota 44 hektaruose ir tame tarpe tik krūmų retinimas, formuojant dekoratyvinės grupės, numatytas 8,2 hektarai. Daugiausia šių kirtimų turėtų būti vykdoma 60 kvartale, tai yra, kaip sakiau, miškuose aplink apie Naująją Akmenę, prie Naujosios Akmenės, 2/3 beveik, mažiau tam kvartale, kuris yra gamtos ir kultūros parką apima. Suprojektuota metinė apimtis yra 177 kubiniai metrai bendro tūrio. Iš 1 hektaro bus iškertama 49, gali būti iškertami 49 kubai bendro tūrio. Sakau, tai yra čia ribinės, reiškia, nuostatos, ribiniai skaičiai, mažiau iškirsti galima, dar kartą pabrėžiu, bet viršyti projekto numatytų galimybių negalima, nes čia viskas atlikta pagal taisyklės, kiek maksimaliai galime paimti, jeigu reikėtų. Taip, kad sklypus ir eigą vykmečio bėgiai ar metų bėgiai jūs galite pasirinkti patys. Ir apie rekreacinę infrastruktūrą. Akmenės rajono savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti projektą. Oi, čia užbėgau. Štai. Juda. Kuris vadinasi Akmenės gamtos ir kultūros parko infrastruktūros gerinimas, sudarant sąlygas pažintiniam turizmui pagal pažangos priemonę paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų miškų ekonominį augimą, pasitelkiant jų turimus išteklius. Tai čia viskas, jūs irgi matote. Taigi atsižvelgiant į tai, projektuojame 4 rekreacinius objektus. Tai poilsiavietė, atokvėpio vieta, regykla ir 1160 takų.
Kas nors yra? Metrų. Oi. Nevyliam. Ir dabar trumpai galiu apibūdinti, kas bus poilsiavietėje. Poilsiavietė sudarys 25 kvadratinių metrų ploto jinai bus. Tai bus pavėsinė su akmeniniu pamatu, stalas sujungtas su suolu, laužavietė, tualetas, informacinis stendas, šiukšliadėžės ir pora mažųjų architektūros elementų. Atokvėpio vietoje, man labai jautrus tos Atokvėpio vieta tai mažesnė pavėsinė su akmeniniu pamatu, stalas sujungtas su suolu, šiukšliadėžė, informacinis stendas, dviračių stovas. Regykloje bus apžvalgos bokštelis, kurio plotas 16 kvadratinių metrų, aukštas 8, su viduje įrengtais suolais, šalia dvi šiukšliadėžės, informacinis stendas, dviračių stovai, maži architektūros elementai. Takai bus smulkios skaldos ar kitos birios medžiagos. Ilgiai jūs čia matote. Ir rodau schemą rekreacinės infrastruktūros, kaip išsidėsto šitam gamtos ir kultūros parke mūsų projektuojama infrastruktūra. Čia tas tamsus yra, matote, keliai juda, esamas takas, raudoni mūsų projektuojami. Atokvėpio vietą aš įrodau. Regyklą ir poilsiavietę. Palei takus eina suoliukai, šiukšlinės ir visi ta smulkioji įranga. Ar čia man reikia rodyti, ar gerai mato? Gal nesimato ženklai? Ir projektuojami atskiri rekreaciniai renginiai, tai 17 suoliukų, 9 šiukšliadėžės, 4 šiukšliadėžės gyvūnam, 4 informaciniai centrai, stendai, 1 tualetas ir 13 mažųjų architektūros elementų. Viso bus atskirų įrenginių, gali būti apie 48. Rodyklės, skulptūros medinės, parko puošybos elementai gali būti. Visi va tokie, kur ten yra projektai, jeigu matėt, sutartiniai ženklai yra paaiškinta, kas ten įtraukta. Na ir kokia rekreacinė infrastruktūra projektuojama aplink Naująją Akmenę. Aš labai atsiprašau, ar galėčiau pasiūlyti, kadangi mes turim atstovus iš Akmenės, tai tiesiog gal galėtų užduoti klausimus ir tada nuo Akmenę galėtume mes juos paleisti. Ką jūs papusakysime? Gerai, atsiprašau. Ką čia sakė? Ne, aš turėjau siūlymą tik tai, kad gal Akmenės tada atstovam dabar perėti klausimų, bet jeigu jūs nenorit, gerai. Naujosios Akmenės miškuose bus projektuojama 10 rekreacinių objektų, 7 atokvėpio vietos ir 3 žaidimų aikštelės, gali būti vaikų žaidimo aikštelės ar sporto, mes leidžiame pasirinkti ir projektuojame 5730 metrų takų. Galimai. Tiek. Na ir dabar atskirai aš čia prisitraukiau, įsididinau tokius fragmentus, kad paaiškinti. Čia, kaip matote, mes valdos numeriais, kvartalais, sklypais įpratę disponuoti, gal žmonės iš Akmenės nelabai reiškia, visi gali suprasti žemėlapius, tai parašėm, kuri yra vieta. Čia Girkos gatvės įvažiavimo kairė pusė. Yra suprojektuoti pėsčiųjų takai, vat reiškia šitie raudoni. Pėsčiųjų ir dviračių takai su 4 informaciniais stendais, 4 šiukšlinėmis, 4 suolais ir atokvėpio vieta viduryje su pavėsinė, vaikų žaidimo arba sporto aikštele bei požeminiais inžineriniais tinklais su apšvietimo sistemomis.
Kita vieta čia būtų tarp Respublikos gatvės ir naujo kvartalo prie saugomų garažo. Suprojektuotas pėsčiųjų dviračių takų sistema, matote raudonai. Su 5 informaciniais stendais, 5 dviračių stovais, tiek pat šiukšliadėžių ir 2 atokvėpio vietos. Viena su pavėsinė, čia rodau, kita su vaikų žaidimo aikštele arba sporto aikštele šitoje vietoje. Dabar kitas fragmentas būtų prie Respublikos gatvės, tarp Respublikos gatvės ir prie Naujosios Agluonos upelio už Ramučių garažų. Tai 470 metrų pėsčiųjų dviračių taką, 2 informaciniai stendai, 2 stovai ir šiukšliadėžės. Kita vieta už Respublikos gatvės 23-24. Tai atokvėpio vieta su vaikų žaidimo aikštele ir 260 pėsčiųjų dviračių tako su 2 informaciniais stendais, dviračių stovais ir šiukšliadėžėmis. Ir projektuojamas pėsčiųjų pažintinis takas tarp Sodo gatvės ir Žaro upelio, kadangi čia yra tokia labai įdomi beržynų augavietė su gebenėmis, kur net įtarėme, kad galbūt čia yra lipikė gebenė. Aš užklausiau Žemaitijos nacionalinio parko direkciją, jinai sakė, atvažiuos nustatyti tą rūšį, bet greičiausiai čia modifikuota, atėjusi iš sodybų, bet visiems labai toksai įdomus gamtinis akcentas. Tai ko gero ir visus, ir čia dabar šitą Kudirkos gatvės įvažiavimą dešinė pusė prie jų kojos, tai va tas yra probleminis dabar mūsų kvartalas, kur Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, reiškia, prašo keisti kirtimus, tai būtų 19 va šitas sklypas, 20, 21 ir 24 ir 32. Kad pravesti takus jau, kaip jie pateiks lokalizuotas vietas, kad nepažeisti tos labai retos saugomos rūšies radavietėj. Ir taip pat, reiškia, kad prašo, kad labai derintų užsakovas ūkinės priemonės, ar ten kažką vykdysit, kad juos informuotų ir kad konsultuotumėtės dėl tos, reiškia, radavietės, kadangi patys labai džiūgauja, nes šitam regione nebuvo niekad atradęs, sako, tiesiog čia mieste, toks, reiškia, stebuklas. Aišku, galėjo mums anksčiau pasakyti, bet matyti irgi jų darbus sutrukdė sniegas. Tai šitoj vietoj mes projektavom vieną atokvėpio vietą su pavėsine, šitoj vietoj, atokvėpio vietą prie ąžuolo arba čia šitam kampe ir kitam kampe atokvėpio vietą su miško baldų komplektu, suoliukais, stovais, informaciniais stendai. Na ir dar, kadangi miškotvarkos projektas apima ne vien rekreaciją, yra privaloma išpildyti ir kitas dalis, miškų sanitarinė ir biologinės įvairovės apsauga, o jinai susideda iš labai daugelio priemonių, čia visų negaliu išvardyti, ir duota, reiškia, šitam projekte. Aš išskiriu kitai svarbiausias, tai sausų stovinčių medžių, stuobrių, virtelių, uoksinių ir drevėtų medžių natūraliam suirimui palikimas, maždaug 4 vienetus hektare. Dveldžių ir įvairiadžių medynų formavimo prioritetas turi būti vykdant kraštovaizdžio formavimo kirtimus. Taip pat stengtis miškuose suformuoti tankių trakų ir pomiškių upės ir jas palikti neliestas atokesnėse nuo kelių takų tinklo vietose vykdant kraštovaizdžio formavimo kirtimus. Na ir prisideda nauja reiškia priemonė, tai biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai. Tai čia tikrai neprisideda daugiau, nesakau, išjungta iš kraštovaizdžio formavimo kirtimo suvestinės,
tik tai reiškia negalim numatyti dar kertamo tūrio ir intensyvumą, kadangi sakau, tai pasakys specialistai, kokio intensyvumo dirbti. Šiaip reiškia neišjungiami kirtimai ir dėl to, kad šita rūšis mėgsta atidengti, mėgsta reiškia šviesą ir kažkurie kirtimai tai rūšiai yra palankus. Priešgaisrinė apsauga. Gaisrų prevencijai tikimės, kad pasitarnaus ir projektuojamo miško takų tinklas, kuris bus ir prevencinė priemonė, ir patogus požeminių gaisrų plitimui stabdyti, bus lengviau pravažiuoti priešgaisriniams automobiliams ir gali būti naudojami vandens paėmimui iš tvenkinių. Nustatyta 2,7 vidutinė degamumo klasė, nes šituose miškuose vyrauja žemo degamumo miškai, 68%, 1% aukšto ir vidutinio 31%. Taigi, tikimės, kad miškotvarkos projekto sprendiniai prisidės prie Akmenės rajono savivaldybės miškų politikos įgyvendinimo, skleidžiant informaciją apie savo miškus ir jų įvairovę, kraštovaizdžio formavimo kirtimais formuojant ir palaikant tvarų ir estetišką kraštovaizdį, užtikrinant rekreacinę sistemą apsaugą nuo rekreacinės digresijos, gaisrų ir šiukšlinimo, bei vystant pagrindinę miškų rekreacijos rūšį poilsį gamtoje. Ir tikimės, kad Akmenės rajono valdomi miškai įgyvendinus šitą projektą taps dar vienu miško ir darnios žmonių veiklos integracijos pavyzdžiu. O gyventojai siūlome miške elgtis taip, kad norėtume sugrįžti, vertinti pastangas savivaldybės, kuri rengia šitą rekreacinę infrastruktūrą, neniokoti, drausti niokotojus ir tiesiog saugoti savo gamtą. Ačiū už dėmesį. Ačiū. Tai dabar turėtų būti galbūt klausimai, jeigu kas nors turi. Dabar turėtų būti perskaitytas raštiškas. Ar prieš klausimus ar buvo, bet pagal taisyklės turi būti paviešintas. Miškotvarkos projekto rengėjai gavo vakar raštą dėl Akmenės gamtos ir kultūros parko miškotvarkos projekto sprendinių patikslinimo. Atsižvelgiant į parengtą Akmenės rajono savivaldybės patikėjimo teisę valdomų miškų vidinės miškotvarkos projektą bei planuojama įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą Akmenės gamtos ir kultūros parko infrastruktūros gerinimas sudarant sąlygas pažintiniam turizmui, teikiama pastabas ir siūlymus dėl projekto sprendinių patikslinimo. Pastabos ir siūlymai grindžiami Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 2021-2027 metų ES fondų bendrųjų nuostatų reglamento bei Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 metų kovo 18 dienos sprendimu T65 patvirtintais Akmenės gamtos ir kultūros parko tarybos nuostatais. Pirma, terminio parko koncepcija esminis planavimo pagrindas. Akmenės tarybos kultūros parkas turi būti vystomas kaip vientisa teminis parkas su aiškia idėjinė ašimi ir teritorinė struktūra, o ne kaip pavienių standartinių rekreacinių sprendinių rinkinys. Parko koncepcija grindžiama šiais principais. Koncepcinė ašis geolifo idėja Dabikinės upės vagoje juosiančioje parką matomas simbolinis akmens amžiaus žmogaus veido profilis, kuris turi tapti viso parko idėjiniu ir erdviniu pagrindu. Ateityje duosiančių pagrindą rasti naujam
Akmentikių parko pavadinimui išsamiam atskleidžiančio parko temą. Geografinė ir istorinė tapatybė. Akmens amžiaus ir kitų genčių gyvensenos interpretacijos, geologiniai aspektai ir kraštovaizdžio formavimosi istorija turi būti integruota į pažintinius maršrutus ir infrastruktūrą. Architektūra. Infrastruktūra turi būti originali ir subtili, integruota į kraštovaizdį ir atitinkanti teminę parko kryptį, naudojant vientisas ilgaamžes medžiagas. Savitumas ir naratyvumas. Parkas turi pasakoti krašto legendas, padavimus ir istorinius faktus, formuojant aišku vertybių savitumą tik šiam parkui būdingą turinį. Svarbu pažymėti, kad šiais teritorinio parko koncepcijai yra patvirtinusi parko taryba ir laikoma strateginė parko vystymo kryptimi. Todėl ji turi būti laikoma estetiniu ir privalomų reikalavimų planuojant pažintinio turizmo infrastruktūros projektui bei visiems su juo susijusios miškotvarkiniams sprendimams. Miškotvarkos projektas privalo būti derinamas su šia koncepcija neformaliai, o turinius ir struktūros lygmenį. Antra. Dėl miškotvarkos projekto suderinamumo su ES investicijų logika. Miškotvarkos projektas turi būti aiškiai, sistemiškai ir dokumentuotai atspindėti teminio parko vystymo viziją, ilgalaikį teritorijų identitetą, šiuo metu projekte nepagrįsta, kurios konkrečiai miškotvarkos priemonės tiesiogiai susijusios su pažintinio turizmo infrastruktūros kūrimu, kaip formuojama vientisa pažintinio turizmo sistema, atitinkanti patvirtintą teminio parko konceptą. Prašome projektą papildyti aiškiai investicinių logikos dalimi, kurios būtų nuosekliai parodytas sprendinių ryšys su patvirtinta teminio parko vizija. Trečia. Dėl infrastruktūros tarpusavio sąveikos ir erdvinės struktūros, vadovaujantis reglamento 2021/1060 investicijos turi būti proporcingos, nesidubliuojančios ir sistemiškai pagrįstos. Papildomai pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme įtvirtintos nuoseklumo, integralumo, efektyvumo ir tvarumo principus, viešos investicijos privalo būti planuojamas kaip tarpusėje suderintos ir rezultatą kurianti sistema, o ne atskirų sprendimų visuma. Todėl infrastruktūros tarpusavio sąveika ir erdvinė struktūra turi būti vertinama kaip integruota teminio parko funkcinė sistema, apimanti esamą ir planuojamą aktyvias pažintinės bei apsauginės zonas, aiškiai nustatyti jų tarpusavio ryšius, lankytojų srautų valdymą ir rekreacinio intensyvumo balansą, įvertinant visą parko teritoriją nepriklausomai nuo miško sklypų valdytojų. Tai reiškia, kad aktyvios pažintinės ir apsauginės zonos turi sudaryti vieningą funkcinę schemą. Lankytojų srautai turi būti modeliuojami taip, kad būtų apsaugotos jautrios teritorijos. Turi būti išvengta funkcijų dubliavimo gretimuose sklypuose. Turi būti užtikrintas rekreacinio intensyvumo balansas. Tokios sisteminės ir visos parko teritorijos mastu atliktos analizės projekte šiuo metu nepateikta. Ketvirta. Dėl sprendinių suderinimo su parko taryba. Pagal parko tarybos nuostatų 11 punktą visi sprendiniai susijęs su parku privalo būti suderinti su taryba. Šiuo metu miškotvarkos projekto sprendiniai nebuvo patvirtinti su parko taryba, atsižvelgiant į tai teminio parko koncepcijai yra taryba pritarusi. Jos neintegravimas į projektą reiškia esminį strateginių nuoseklumo trūkumą. Tarybos išvados turi būti oficialiai įtrauktos į projekto dokumentaciją. Penkta. Dėl sprendinių patikslinimo ir rašytinio atsakymo atsižvelgiant į išdėstytus argumentus prašymą. Pirma. Patikslinti miškotvarkos projekto sprendinius, integruojant patvirtintą teminio parko koncepciją ir užtikrinti jų atitikti Lietuvos Respublikos strateginio vystymo įstatyme įtvirtintiems nuoseklumo, interaktyvumo bei tvarumo principams, taip pat ES investicijų planavimo ir efektyvumo logikai.
Antra, papildyti projektą infrastruktūros sąveikos, rekreacinio krūvio ir terminio integralumo analizė. Trečia, oficialiai suderinti projektą su Akmenės gamtos ir kultūros parko taryba ir tai dokumentuoti. Vadovaujantis parko tarybos nuostatų 11 punktų, sprendimai susijęs su parku privalo būti suderinti su taryba. Todėl prašome per teisės aktų nustatytą terminą pateikti Akmenės gamtos ir kultūros parko tarybai motyvuotą rašytinį atsakymą dėl šiuose pastabose įtvirtinimų būtinų projektų patikslinimų, aiškiai nurodant atliktus pakeitimus bei pateikiant argumentuotą pagrindą. Jeigu siūlomi pakeitimai nėra taikomi, taip pat pritaikyti patikslintus sprendinius parko tarybai. Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo ir teisės aktų reikalavimų atitinkančių projektų patikslinimo. Pagarbiai tarybos pirmininkas. Dabar aš turėčiau atsakyti, bet kadangi raštą gavau sekmadienį, nedarbo dieną, taigi jau paskutinė, kaip priklauso, taigi netgi ne paskutinė, kaip priklauso teikti atsiliepimus darbo dieną, o perskaičiau šiandien kelyje, tai mano gal atsakymas nebus išsamus, bet aš jį parengsiu ir pateiksiu raštu vėliau, o šiuo metu išsakysiu tokius savo paaiškinimus. Vidinės miškotvarkos projekto turinį, procedūras ir tvarką reglamentuoja, kaip jau minėjau pranešime, vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės. Jų 20 punktas nurodo, kad parengus vidinės miškotvarkos projektą valstybinių miškų valdytojas organizuoja valstybinių miškų projekto viešą svarstymą ir paskelbė internete ir spaudoje. Taip, kas iš tiesų ir buvo padaryta. Visi suinteresuotieji susirenka į vieną svarstymą, diskutuoja, svarsto ir ieško konsensusą, būtinai dalyvaujant miško valdytojai. Kas yra dabar daroma? Jokių kitokių susitikimų iš šalies be užsakovo dalyvavimo taisyklės nenumato. Ir miškotvarkos projektą derinanti jų procedūrų atlikimą vertinanti valstybinė institucija, valstybinė miškų tarnyba netoleruoja. Todėl pasiteisino, kodėl į pageidavimą susitikti atskirai su Akmenės bendruomenė aš atsisakiau. Atkreipiu jūsų dėmesį, kad vidinės miškotvarkos projektas nėra, kaip jūs inspiruojate savo rašte, nei pažintinio turizmo infrastruktūros projektas, nei kraštovaizdžio architektūros projektas ir netgi ne techninis projektas, kas yra visai kito projektavimo lygmens dokumentai. Jie paprastai būna tolesnis projektavimo etapas, jeigu užsako užsakovas. Tačiau miškotvarkos projektas gali pateikti savo ruožtu pasiūlymus, rekomendacijas šitų projektų gyvendinimų, kas taip pat buvo padaryta mano projekto tekstinėje dalyje. Arba gali įgyvendinti šitų minėtų projektų sprendinius ir vidinės miškotvarkos projektą, jeigu jie buvo atlikti prieš miškotvarkinį projektavimą ir neprieštarauja galiojantiems miškų teisės aktams. Vidinės miškotvarkos projektas, kaip minėjau, yra miško ūkinės veiklos planas, ne teritorijų planavimo dokumentas, pateikiantis miško rekreacinio projekto koncepciją, rekreacinį miško naudojimą, viziją, rekreacinės infrastruktūros išdėstymą ir kiekius. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad jūsų nurodyti reikalavimai projektų yra tikrai ne šito projekto paskirtis. Daug jūsų ten nurodymų tai atitinka mokslinio tyriamojo darbo temas ir krūvį, galbūt detalaus, galbūt specialaus. Reiškia, lygmens aš to nespręsiu, taip kad tikrai papildyti projektą aiškiai investicijų logikos dalimi, kurie būtų nuosekliai parodytas sprendinių ryšys ir taip toliau. Dar čia pasižymėjau išskirti aktyvios apsauginės zonos, reiškia, funkcinę sistemą, ar tirti ir modeliuoti lankytojų srautus, tai tikrai yra ne miškotvarkos projekto darbo objektas. Vidinės miškotvarkos projekto rengėjai privalo vadovauti šiais
pagrindiniais dokumentais. Tai mano minėta valstybinės miškotvarkos projekto rengimo taisyklėmis, miškotvarkos darbų instrukcija, projekto rengimo sutartimis užsakovo ir jo pateikta techninė specifikacija. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad miškotvarkos projekto rengimo taisyklėse nurodyta didelis turinys, ką turi išpildyti miškotvarkos projektas, ir rekreacinės ir socialinės miško funkcijos stiprinimas tik yra viena iš jų. Ir joje nenurodoma detalaus turinio, tą sprendžia kvalifikuoti projekto autoriai su savo kūrybinė, išmintim, su savo kompetencija ir kvalifikacija. Svarbiausia, kad rekreaciniai infrastruktūros projekto sprendiniai atitiktų miškų įstatymą ir kitus poįstatyminius aktus pagal miškotvarkos projektui keliamus uždavinius ir reikalavimus. Taigi nesutinku aš su jumis, kad jūsų reikalavimas miškotvarkos projektui, cituoju, turinio ir struktūros lygmenių yra privaloma, miško tarybos nustatyta koncepcija yra teisinga. Jei ji netitinka minėtų teisės aktų ir nėra suderinta su rajono savivaldybės administracija. Be to atkreipiu dėmesį, kad miškotvarkos projekto taisyklės numato miškotvarkos projekto derinimą su valstybinėmis institucijomis, tokiamis kaip valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir kultūros paveldo departamento teritoriniais skyriais, jeigu šitoje teritorijoje yra gamtinės ar kultūrinės vertybės fiksuotos respublikiniuose registruose, pavyzdžiui, kaip Akmenės didysis akmuo. Tačiau nepykit rajoninio lygmens, gal aš įžeidžiu vietinio lygmens, parko taryba nėra valstybinė institucija, miško valdytojas ar užsakovas, todėl negali vienašališkai mums nurodinėti, taisyti projektą. Jei tam nepritarė tikrasis valstybinių miškų valdytojas Akmenės rajono savivaldybės administracija. Tačiau aš asmeniškai pripažįstu jūsų įdirbį ir susirūpinimą gamtos ir kultūros parku, kaip ir vertinu miško valdytojo pastangas ir atsakomybę ir tikiuosi, kad kartu rasite konsensusą pagrindiniais parko vystymo klausimais, o mes savo kompetencijų ribose nuoširdžiai stengiamės parengti gerą miškotvarkos projektą pagal esamus reikalavimus, kurio kokybę vertinti, derinti ir tvirtinti gali tik aplinkos ministerijos įgaliojimus turinti valstybinė miškų tarnyba. Daugiau klausimų bus? Norėčiau tik patikslinti, kaip jūs manote, būtent tai procesą visi... Atsiprašau, gal galite mikrofoną, nes turim nuotoliu prisijungti. Taip, norėčiau pasiteirauti, kaip iš tikrųjų įsivaizduoju tą procesą, kaip parko taryba, kuri patvirtinta yra savivaldybės tarybos ir yra nuostata 4.11 punktas, kuriame būtent ir yra tas derinimo privalomumas numatytas. Tai kaip dabar jūs įsivaizduojat mūsų, padėtį, kaip mes turėtume elgtis šioje situacijoje? Man nereikia įsivaizduoti, aš ką tik apie tai pasakojau, kokie yra privalomi projekto rengėjo dokumentai. Tai jūs turite derintis tas nuostatas su savivaldybės administracija, rasti konsensusą, nes aš supratau, kad jūs įsteigta, jeigu gerai supratau, kaip man buvo paaiškinta, kad jūsų parko taryba yra įsteigta savivaldybės, taip? Savivaldybės tarybos. Tai jūs ir turit susiderinti. Tai mes šiandien nedarysim teismo ar kažkokio kitokio, nežinau, proceso ir negali būti tas arbitras, reiškia, jeigu jūsų nuomonės nesutampa. Na, tiesiog aš kalbu apie procesą, mes turėjom dalyvauti šitam procese. Tai čia ne man prieš. Aš suprantu, gal čia dalyvauja ir savivaldybės atstovai, tai gal paaiškins, aš kelis kartus kreipiausi dėl to miškotvarkos projektą rengiamą ir visą laiką buvo rašoma, kad nerengiamas, nes nėra būtinybės. Tokiu būdu mes negalėjom laiku įsitraukti į procesą ir čia yra problema. Procesas eina. Tai norėčiau pasiklausti šiandien, kiek taryba sudaro asmenų? Parko taryba.
Tai kiek asmenų taryba patvirtino, tiek ir sudarė. Tai gerai, tai kiek šiandien iš tos tarybos dalyvauja? Tai ne šiandien dalyvauja. Tai žiūrėkit, Mes aš manau, kad tam ir yra viešinimo procesai, o nuostatai kalba apie priimamus sprendimus, pasitarimus. Šiandien sprendimų nėra, vyksta procesas, užsakovai dirba savivaldybės administracijas atliekamą darbą, o sprendimai bus vėliau priimami. Tai nemaišykim tų dalykų, kad apie priimamus sprendimus informuoti. Jūs šiandien turite teisę dalyvauti, jūs išsakėt savo pastabas, parašėt, procesas vyksta. Kokias problemas? Niekas tikrai jokio atskiro projekto neprivers. Tas, kas nepriklauso pagal įstatymus, jums labai aiškiai pasakė, dar derinti su tom institucijom, kurios nėra nustatytas įstatymu. Ta, ką privalo daryti administraciniai, pranešė. Visi parko tarybos nariai turi šiandien dalyvauti šitam viešam pristatyme. Gali išsakyti dar savo pastabas, patikslinti ir mes labai jums gerai tiksliai pasakė, nei techninio projekto čia sprendžiam, nei mokslinio tyrimo dar. Čia yra miškotvarkos projektas, kaip tvarkyti mišką. Techniniai projektai jau anksčiau buvo irgi pristatyti, kur dėja nutrūko sutartis. Čia kitas klausimas, sakykime, kur įgyvendinimą, o kad miškus reikia tvarkyti, tai suprantam, kad yra įstatymai, jais laikomas ir prie ko čia parko tarybos atsiklaust, kokį vieną beržą ar kokią vieną pušį nupjaut galima ar negalima. Man tada truputį įdomu darosi. Jeigu joje miškotvarkos dalyje nebūtų rekreacijos, tai suprantama, taip jūs teisus. Bet šiuo atveju jūs man parašėt ne du laiškus, bet Tai siūlykit šiandien, Tai sėskit, jūs kodėl, pasiūlykit. meras, ar jūs galite man pasakyti konkrečiai, kodėl jūs du laiškus parašėt, kad miškotvarkos projektas nebus rengiamas? Žiūrėkit, gal datose susižiūrėkim. Tarybos sprendimų 25 gruodžio mėnesį buvo Akmenės rajono savivaldybės taryba patvirtino miško tvarkymo aprašą. Ir jau miško tvarkymo apraše yra kai kurios nuostatos dėl miško tvarkymo, kaip tai bus tvarkoma. Supraskim vieną, savivaldybės nuosavybės teisę, patikėjimą teisę miškus mes perėmėm tik 24 metais. Ir buvo aiškiai rengėjos pasakyta, kad tikrai mes paveldėjom tą, ką paveldėjom. Šiai dienai mišką reikia tvarkyti su miško tvarkiniu projektu. Ir tose miško tvarkiniuose projektuose jūs galite dabar šiai dienai siūlyti, ką jūs norite. Tam ir yra viešinimas. Tai prašau, kol jisai nebuvo nupirktas, kol nebuvo pradėta daryti, tai mes jums ir sakėm, kad jo nėra ir nebuvo. Kai nupirkom, padarėm, tai va, prašau, šiai dienai iš jūsų pasiūlymo, aš labai atsiprašau, bet aš, pavyzdžiui, konkrečiai nesuprantu, ką jūs siūlot. Aš tikrai nesuprantu. Gal aš nemoku skaityti, bet aš nesuprantu, ką jūs siūlot iš savo pakankamai, aš įsivaizduoju taip, jeigu siūlot, tai dabar siūlot. Čia takelis, čia praėjims, čia medį nukirtau, čia padariau. Jeigu konkrečiai to nesiūlot, tai aš nesuprantu. Gal tada suformuokit savo siūlymą kitaip, kad jį galėtumėm užprotokoluoti, kad rengėjai galėtų patikslinti būtent 153 kvartalo šitą schemą. Šiaip jūs puikiai žinot, kad pirkimas buvo atliktas rugpjūčio mėnesį. Prašom mikrofoną. Jūs puikiai žinot, kad rugpjūčio mėnesį pirkimą atliko. O man meras rašė atsakymus ir spalio, ir gruodžio mėnesį, kad nėra to projekto. Algirdai, aš atsiprašau, jeigu aš jūs apgavau, bet aš nesu nei miškotvarinkas, nei statybininkas, nei seniūnas. Iš kitos pusės, nepykit, bet jūsų nuolatiniai pretenzijas į procesinį dalyką. Nei konkretų veiksmą, nei konkretų veiksmą pasiūlymą, tik į procesą. Derinta, nederinta ir paskutinės aikštelės, ar su sporto iniciatyva, kurie tie sporto iniciatyva. Kai aš pats sportininkas ir visi kiti čia sėdėm, tai gal mums specialistų nereikia, atleiskim visą administraciją ir tik leiskim dirbti, atiduodam savivaldą bendruomenį ir tvarkykitės. Ta prasme, tas procesinis, nuolatinis protokolų derinimo ir kažkokiu, jūs leiskite tiesiog žmonėm ramiai dirbti ir pagal įstatymus. Labai aiškiai jums įvardinta ir taip toliau. Jūs klausykitės ir klausykitės įstatymų. Mes tvarkom mišką, jums šio dienai yra pristatomas miškotvarkos projektas, kur galite dalyvauti taryba, galite siūlyti ir taip toliau. Su rekreacinė dalimi. Rekreacinė dalis tik... Jūs turėkit omeny, kad jie rengia pirmą miškotvarkos projektą. Tai yra, kas turi daugiau tų projektų,
jau kažkas padaryti, kas pasisavina, aš nekalbu. Jo, dabar. Kad tai reiškia yra pirmasis miškotvarkos projektas ir yra tikrai ta savivaldybė tarp lyderių, kurie pirmieji pareiškė norą daryti, nes dar labai daug NŽT atidavė miškus kitoms savivaldybėmis ir kaip sakant, dar niekas šito nepasirengė. O kas turi ten kaip Kaunas, Vilnius ar kitos didesnės savivaldybės po pirmą ir po antrą projektą, tai jie jau turi įgyvendinimo patirtį, jie jau turi kažkokias, reiškia, supratimą, kas tas miškotvarkos projektas, jie turi tiesiog inventorizavę savo gamtos turtą, miškus, ar ne? Tai dabar kažkaip tai tikrai, tai yra, aš labai džiaugiuosi, kad rekreacijai tą dėmesį skiria, bet tai yra tikrai tik vienas iš uždavinių, ką iš tiesų tas miškotvarkos projektas sprendžia. Taip, kad kažkaip tai, nežinau, gal tolerantiškiau žiūrėkim į šitą dalyką. Norėčiau galbūt detaliau, jeigu į procesą, sako, kad būtent trukdžiai parko formavimo procesuose yra, bet jeigu apie detalumą kalbėti, ką būtent kvietė, tai norėčiau paminėti, kad jeigu tai yra pirmieji, sakykime, tie projektai, miškotvarkos projektai, siūlom, tai ir nepadarykim tų klaidų, nes būtent tie, kurie pirmieji ir daroma, gal tos patirties stokojama ir apsiribojama vien tik tokiu siauru požiūriu į kaip į miškotvarkos objektą. O iš tikrųjų tai Lietuva, jeigu rengia, sakykime, ir kitos savivaldybės projektus, gal labiau reikėtų vartoti žodį giria, ne miškas. Miško samprata visiškai neatskleidžia to žodžio prasmės. Giria, tai nuo senas buvo giriamoji erdvė vadinama. Tai mes žiūrėkim į šitą darinį, tą tvarkymo procesą, kaip tiesiog tokią sukurkim tą giriamąją erdvę. Ir, sakykim, tas pramoninis požiūris, kad čia tik tai yra miško kirtimai, dar kažkas tokio, tas fizinis toksai žvilgsnis, jis yra daugelį, manau, Lietuvos miškų ir rekreacinių zonų, ko gero susidursiu su ta problema, kad ir tą patį kirtimą padaryti, tos takus padaryti, jeigu yra kažkokia teminio parko vizija, tai tos takus savaime pati tema diktuoja, kurioje vietoje labiau kirsti ir tuo pačiu stichijos siaučia, išverčia tos medžius. Mes taip ir darom. Tai žiūrėkit, mėlėjai, tikrai, gal kalbėkim tai, kas kam priklauso. Šiaip miškininkai žodžio giria tai neišbūja iš savo leksikos. Tai aš dar kartą sakau, ne kas kaip kokias vizijas matom. Tai taip aš ir suprantu, kad šito projekto tikslas įvertinti, kokie yra medžiai, kokie galimi kirsti, kokie negalimi kirsti ir panašiai. Nemaišykim vėl kažkokio koncepto, techninio projekto, ką daryti. Tai taip mes darom pirmą projektą. Dar kartą netgi keista, kad vėl kažkokie nepasitenkinimai ir taip toliau. Taip, tarsi mes esam Varėna ar ten druskininkai, kurie vien miškais apsodinti, sakykime. Kita dalis, dar reikia priminti, kad kai kurie miškai dėka būtent noro, aš galiu pasakyti, aš dabar kai kada pradedu ir gailėtis tada. Neatsimenu, kelintais metais buvo duotas miškų urėdijos raštas, kuriuos miškus norite pasilikti. Tai tada reikėjo pasakyti ne vieno. Nes iš seniūnų, tarp kitko, buvo toksai noras, meras, kam mums reikalingi miškai, atiduodam viską urėdijai, nes jinai būtų pagal patikėjimo teisę prižiūrėtoja ir mes šiandien net nesusirinktume čia ir net nekalbėtume šitų problemų. Jie įsikirstų taip, kaip reikia, net kai kur net nepaklaustų. Ir čia jie kertam, plynus, neplynus, va, turime naujoje Akmenėje, viskas kas už Eivučių gatvės, viskas iškertama iki plyno lauko. Tai turėtume tokią pat situaciją. Tai dirbkim ramiai savo darbus ir nepradėkim aiškinti, kas kažkada ką pasakė ar kas kokį raštą. Tai atsiųsim konkrečius pasiūlymus ir viskas rengėjai atsižvelgs. Meras, dabar norėčiau dar pasakyti, kad iš tikrųjų, jeigu nebūtų tos rekreacinės dalies, projektai gal diskusijos nebūtų apie to teminio parko, reiškia, iš tikrųjų, kaip jis turi būti vystomas. Jūs žinot, pats lankėtės ir pas gerbiamą mūsų menininką Antaną Domaitį, matėte tą viziją, kokia yra. Iš tikrųjų, jinai negali būti, taip sakant, viens
teritorijos tvarkymas vienoks, vizija kitokia, paskui vėl daroma. Tai sistemiškas požiūris reikalauja, kad išgirstumėt šitą siūlymus, tos, kur mes kalbam apie būtent teminio parko kūrimą. Nes mes turim matyti tuos pinigus, kuriuos įdedam, kad vertė atsirastų dar didesnė šitam parke. Ne vien tik soliukas kažkoks nupirktas iš interneto, o visiškai kitokia ir vizija turėtų būti matoma atėjus. Tam ir yra pats pavadinimas, pažintinio parko infrastruktūros kūrimas europinio projekto. Kitaip sakant, šiame projekto pavadinime užkoduota edukacinio turinio vertė. Ir jeigu mes tik paprasčiausiai pasirenkam kažkokius tai menkaverčius tos infrastruktūrinius elementus, aišku, kad... Dar kartą prašau, kalbėkime apie miškotvarkos projektą. Apie europinį projektą mes jau kalbėjom ir buvo pristatomas, ir buvo daromas, ir ne vieną kartą ir patys nuvažiavę. Dabar kalbam apie miškotvarkos projektą, kaip tvarkyti mišką. Jūsų tai vizijai, kad pasakoti krašto legendas, padavimus ir istorinius ten kokius, tai viskas tvarkoja, tai mes iki tokių detalių neinam. Negalim mes, reiškia, įsiplėsti, nes mes ir taip turime didelį apimtį ir tai atliekama tolesniuose planavimo lygmenyse. Tai jeigu jūs sutarėt, tai čia jau jūsų tikrai vidaus reikalas, bet aš jau sakau, galiu tik palaikyti, bet aš, kaip čia pasakyti, mes šito nedarom. Tai viskas puiku, mes jau norėjom tą išgirsti iš jūsų, nes iš principo, ką jūs ten esate suplanavę, infrastruktūrą, takus, mes ir norėtume, kad atlieptų būtent tą teminio parko viziją. Jeigu šito sutarsim ir viskas tvarkoja bus, tai ir mes taip ir darom. O ten sakyt, kad kita menkavertė, reiškia, renginiai, soliukai ir ką, tai čia yra būtinybė. Tam žmogui reikia ir atsisėsti, ir senam žmogui, ir mamai su vaiku. Tai čia yra būtinoji, yra dalis infrastruktūros prie takų ir nežinau, jeigu čia, taip atrodo. Ne, jūs nemaišykite, aš ne prieš tai, bet kada buvo, reiškia, rengiamas tas specifikacija to pirkimo, kuris, ačiū Dievui, nutrūko, tai iš esmės buvo parinkta iš interneto kinietiškų variantų ir pristatyta būtent, kad tokių reikia šitam gamtos kultūros parke. Tai mes tam priešinamės ir iš tikrųjų yra gamtos kultūros parko tarybos sprendimas, protokolas, dėl to mes visada ir ten tam pačiam protokole, tiesa, mes negavome jokių atsakymų, bet mes norėjom dalyvauti visuose grupėse, visur rengiant ir tos projektus, tą pačią projektavimų pirkimų užduotį dėl miškotvarkos projektų taip pat buvo apeita mūsų parko taryba, taip kad čia dėl to čia ir tos pasiūlymus. Bet čia yra, atsiprašau, labą dieną, čia yra pristatomas miškotvarkos projektas. Ne suoliukų, ne konkrečių gaminių, ne tematikos, tai yra elementarus miškotvarkos projektas ir projekto rengėjus, tiems ponams norėčiau paprašyti, dar kartą paaiškinkite, kas yra miškotvarkos projektas. Tai Mielas Antanai, mums nereikia aiškinti, mes suprantam, jeigu nebūtų rekreacinės dalies, o rekreacinė dalies iš tikrųjų sprendžia struktūrą šito parko. Aš man pasakysiu, kaip jūs sakote, čia kirtimai, čia kažkoks tai tas blogas. Jūs tik mikrofoną paspauskit, nes įrašas daro. Atveda tokį, reiškia, Vėl aš neįsijungiu, čia kiekvieną kartą reikia jų. Kad tie kirtimai, ta nuostata kažkoks tai yra blogis ar ne, bet tie kirtimai yra kraštovaizdžio formavimo kirtimai, jie rekreaciniam naudojame, tai yra labai svarbus, rekreaciniai koncepcijai. Yra labai didelės galimybės. Taip, kad čia juos vadinti tais elementariais kirtimais, kaip mėgsta visuomenė sakyti, kad čia jau miškininkai tik kerta, yra neteisinga. Kraštovaizdžio formavimo priemonėmis labai galima pagražinti mišką, labai pritaikyti žmonių lankymui ir visokiom, kaip jūs sakote, temom. Taip, o kitokių čia nebuvo. Iš tikrųjų, gal jūsų atsakysiu klausimai dėl tų kirtimų. Iš tikrųjų, kai kur tikrai reikia kirtimų, yra labai pažeistų medžių daug. Ir būtent gamtos ir kultūros parke yra didžiulis kiekis medžių tiesiog pažeistų, ligos.
Ir įsivaizduokit, jeigu dar miškotvarkos procese bus tie rekreaciniai kirtimai papildomai šalia tos jau išpjautos didžiulio kiekio, pušyno gali ten iš vis labai mažai belikti. Tai mes sakom, kad privalu. Duokit truputėlį man Čia įsikišti. projektas 10 metų. Vaidotas Beržanskis, projektų rengėjas, ir kolega Viliūnas Morecaitis. Kaip pasakius, mano funkcijos buvo prie šito projekto prasidėjimo, tai vat, būtent medynų inventorizavimo, būklės nustatymo ir visų taksacinių rodiklių duomenų surinkimai. Ką norėčiau, kaip pasakius, kolegė Viliūnė atvažiuojant, analizavom šitą raštą gautą vakar dienos. Iš tikrųjų, šitas raštas tai tikrai nėra, kaip pasakius, projektų rengėjim adresuotas, dėl to, kad buvo išdėstytos mintis tos, kurios visiškai prieštarauja miškotvarkos projektų rengimo tvarkos aprašai. Ir miškotvarkos projektas neprivalo ir neapsprendžia kažkokių tai ten tų ekonominių, tų soliuko tipo, ar ten medinis, ar kažkoks ten geležinis, ar dar kažkoks. Bendra koncepcija yra taip. Įvertinami, kaip pasakius, miško būklės šiai dienai, kaip sakant, kokia yra miško būklė, pagal šitą miško būklę yra numatomi tie vadinamieji kažkokie tai vienokie ar kitokie kirtimai, ten ar biologinės įvairovės, ar kraštovaizdžio formavimo, ar tiesiog ten trakų krūmų. Taipogi yra atsižvelgiama į tą, ką jūs minėjot, ten daleiskim dėl tų sausolių visą kitą, tai bet kokiu atveju yra prašomoji daly, yra įvertinus, kaip sakant, tą atlikus sanitarinius kirtimus ir kaip sakant, tuos visokius numatytus jau projekte rekreacinius tos objektus galima atsižvelgti į tą realią, kaip sakant, situaciją tame miške. Šitie dalykai, tą būtent miškotvarkos projektas yra sprendžia. Tai nenorėčiau daugiau, kaip sakant, ten kažko išsiplėsti, nes darėsim pagal tą raštą, būtume mes gavę kažkokių, kaip sakant, siūlymų dėl takų kažkokių ar dar kažką, tai viskas tvarkoj, galime šitą spręsti, bet ten daleiskim kažkokių europinių projektų įsisavinimo, ten kažkokių vizijų, tai čia tikrai mes neskaičiuojam, kiek samata to soliuko yra, kokį jūs ten tą ataką darysit, ar ten 10 cm smėlio žvyro, dar kažką, tai čia jau yra jau kiti visai projektai. Šiaip minėti savo miškotvarkos projektą, būtent tą pažintinio turizmo infrastruktūros kūrimo projektą, dėl to ir tas klausimas iškilo, kiek jūs jį gilinatės, o kitas dalykas, aišku, dėl tų takų reikėtų ten vietoje praeiti ir tada atsižymėti, mes čia nieko nesurašysim susėdę. Tai galim po to susitikimo važiuoti. Visas šitas procesas vyksta jau čia ne vienerius metus. Ta parko taryba, atleiskite, jūs net nežinot, kiek ten narių yra, 13 patvirtinta yra pagal tarybos sprendimą. Jums kiti tie nariai parko tarybos nereikalingi, nes jūtų čia dviese ar trise norit viską nuspręsti, atsiprašau, aš taip jau emocingai. Ir dabar apie tuos takus, va, kokie, ar jūs žinot, ar jūs turit savo viziją, kokie tie takai ten galėtų būti, jūs neturit tos vizijos. Jūs tik tai pamatote, ką kiti daro, tai yra viskas blogai. Ačiū, aš baigiu. Antanai, pats tikrai žinai, kad suklastoji dokumentą ir tu ir antrą tu suklastoji ir dabar tu dar visi šitą ratūrą, jeigu suklastoju, ką jūs padarėte, aš turiu garsų įrašą. Aš labai atsiprašau, Aš irgi, žiūrėkit, aš dar kartą prašau, yra miškotvarkos projektas, viskas. Pritarėt, nepritarėt, teikit pasiūlymus raštu, baigim čia demagogiją ir vieni kiti. Kad kažkas vyksta Akmenėje, ne vienas sprendimas tikrai niekada bus nepatenkinti. Bet kodėl? Todėl, kad su mumis nepasitarė. Visi tie takai senai žinomi, visos tos vizijos žinoma. Ir tai buvo atsižvelgta. Jeigu kažkur konkrečiai kažkas netinka, prašom atskirai suformuoti ir daryti. Žmonės vaikščiojo po tą parką, dirbo, atliko darbą. Ir dabar čia bandyti mums čia tarpusavį savo santykius kažkokius aiškintis. Mielas, Algirdai, nepykit, 15 metų dirbo direktoriaus pavaduotojų. Nei projektų darėt, nei normaliai padarėt. Dabar sėdėdami iš visų mokat reikalauti. Taip, labai gerai, kad kartais patarėt. Tas pats miškotvarkos projektas prasidėjo nuo to, kad vėl kažkas ar padarėt gerai. Jūsų
požiūrį atsižvelgiam, kad jis reikalingas, darom pirmą darbą. Tai susėskim normaliai ir padarykim jį, o ne dabar bandyti tampyti. Tai yra tam procesas, pats dirbai administracijos direktoriaus pavaduotoju. Kiek pristatinėjai projektų su bendruomenėm? Nieką nepristatinėjai. Tai dabar prašau, tau vyksta pagal įstatymą. Va, sėskim ir dirbkim savo darbą. O ne pradėkit čia dabar vienas kitam mojuot, kas ką padarė. Ir nedarykim savo gėdas prie žmonės. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į reglamentą. Viešinimo metu jūs turit pateikti pastabas arba pasiūlymus, arba juos turėjot pateikti ir buvo nurodyta data. Buvo nurodyti administracijos kontaktai ir buvo nurodyti gerbiamas projektuotojas. Taip kaip ir sakom, jūsų pateiktas siūlymas, aš pasikartosiu, aš iš šito siūlymo nesuprantu, ką jūs siūlot. Todėl, va dabar, viešo pristatymo metu, jūs ir galit sukonkretinti, ką jūs siūlot. Tai jeigu grįšim prie schemos, jeigu galima, tai konkrečiai pasakykit, kurį vietą ir kaip, nes tada užprotokoluosim. Tam yra viešinims, į kurį yra atsižvelgiama. Tai jam buvo duotas laikas 3 savaitės. Ir tikrai tai yra reglamentuota. Aš labai atsiprašau ir norėčiau konstruktyvaus darbo. Labai norėčiau konstruktyvaus darbo ir aš, bet kai mes atsidūrėm šitoj situacijai su jūsų pagalba, kodėl nebuvo pakviesta būtent į tą pradinį etapą, kai buvo vaikščiojama, kai buvo žiūrima, kas vaikščiojo, kas apžiūrėjo tą pušyną, kas tie žmonės buvo. Tiesiog dar kartą, labai aiškiai, turite kažkokių konkrečių pasiūlymų, va schema yra, teikit. Tai schemos. Va, jūsų, va. Jo, tai pasikartosiu, aš vaikščiojau tą mišką ir paskui dar projekto autorių buvau nusileidęs, kaip sakant. Vienas pats vaikščiojo. Teisingai. Tai po to projekto autorė, aš atlikau visų inventorizacijos, kaip sakant, tų duomenų surinkimą, po to jau daleisim, kas lietė dėl numatytų ūkinių priemonių, kraštovaizdžio formavimo, ar ten kažkokių tai takų, ar dar kažką tokią viziją, kur prasėjau kaip projektų rengėjų siūlymų, kaip sakant, šitoj vietoj. Tai projektų rengėjai. Savivaldybė užsakė paslaugą parengti, pagal nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktus mes tą paslaugą, kaip sakant, įgyvendinti. Mes neprivalom ten dar 5 ar 6 žmonių pasikviesti. Vienas dalykas, ypatingai inventorizuojant, tai tikrai vienam žmogui tą darbą atlikti. Gerai, apie siūlymą. Algirdai, ar jūs vėl su ko, kaip, ta prasme, pradėkit dirbti konkrečiai, nepykint, demagogija užsiminėjot ir toliau užsiminėjot. Yra schema, siūlykit, kas nepatinka, miškotvarkos projektui, prašau. Apie siūlymą geriau pakalbėti. Šitoj schemai matomi juodi takai, tai yra dabar esami takai. Raudoni yra galimi kada nors su techniniu projektu ir su kitokiu projektu. Tai yra siūlymai, ką galėtų po to padaryti. Ir toliau yra informaciniai stendai ir surašyta, kokios yra mažoji architektūra, atokvėpio vieta, regykla ir visa kita. Tai vat raudoni, kaip aš sakau, būtų projektuojami kada nors į ateitį. Šiai dienai yra juodi. Tai priėjimas, jeigu galėčiau toliau pratęsti, priėjimas prie juodo akmens irgi yra įtrauktas, priėjimas aplinkoje apėjimas irgi įtrauktas, atsižvelgiant į regyklą ir apėjimas, kad gražus upės vingis matytus, taip pat yra įtrauktas. Šitoje vietoje, kurią vietą norėtumėt, tai va šiuo metu galit suformuoti ir tada atsižvelgti. Ir aš dar noriu patikslinti, kad neklaidintų žmonės, kas dažnai mėgstama klaidinti ne tik kai kur ir kai kuriuose puslapiuose, kad tai neina kalba apie viso pušyną. Yra pradinė dalis, tik miško dalies, kuris priklauso savivaldybei. Taip, patikėjimą teisę valdoma. Visa kita dalis yra miškininkams, nežinau, kaip jūs su jais ten diskutuosit ir kaip prašysit ir kiek jie jumis kvietė irgi į savo miškotvarkos projektus, jūsų teritoriją ir panašiai. Šitoj vietoj čia yra tik maža dalis įvažiavimo, prašau atkreipdėmėsi. Taip. Tai va čia jums šalia įvažiavimas, o juodas takas yra jau dabar esamas, tai man atrodo, aš išdėšiu, tai tiesiog galit pažymėti arba siūlyti struktūrą galėtų papildyti, nes yra kai kurie objektai tokie, iki kurių kažkur reikėtų prieiti, takus galėtų atsirasti dar daugiau. Tai gerai, dabar žiūrėkit. Kaip man dabar parodė? Ne, žiūrėkit, aš jums atnešiu popierinį variantą. Flamasterį kiek norit.
galiu prieiti ir prie tos ten. Gerai, tada aš perpiešiu, aš arba projektuotojai. Prašau. Galite iš čia rodyti, kaip jums patogu. Tai aš dar pastabą apie takus ir tą lekyklą ir vietas suoliukams ir šiukšliadėžėms ir dar kartą su pono Adomaičiu mes pernai apėjom visą pušyną. Ir lekyklai vietą išrinkome, kur turėtų stovėti ir kad nuo Didžiojo akmens reikia taką pratęsti į apačią, tai tie takai visi apeiti, visi apžiūrėti. Tai dabar kažkodėl jau nebeprisimenate. Nu tai va, tai kažkaip labai dažnai. Juk Antanai ėjom kartu, mes ir visą dieną vaikščiom. Antanai, jūs dirbat, gal sakyt, 1,5 metų. Ir norit pasakyti, kad tiek daug padarėt parko atžvilgiu, bet vienu pasivaikščiojimu su manimi. Aš vienu klausimu, jūs kalbate. Aš labai norėčiau gerbkim savo darbo laiką ir susiformuoti. Tai dabar jūs rodykit, aš perpiešiu tą patį, padarys ir projektuotojai ir paspauskit ir laikykit, taip, kad matytum. Taip. Ai, nuspaudęs? Jo, tada tai veskit ir matykit. Tai va, čia nuspaudžiu šuliai. Pats nelabai matau ten. Ai, raudonas. Galite dėti arčiau. Patogu. Ja, biškai arčiau, grįžčiau paskui suklaidinti jūs. Čia yra didysis akmuo. Taip. Taip, o nuo šito asfalto dalies, čia takas ir yra, bet turėtų būti ten takas nueiti iki pat to juodas. Žiūrėkit, tas takas eina pagal medžius, matot, truputėlį taip negalim tiesiai, pataisykit mane, negalim tiesiai, nes ten yra normalus miškas. Nebūtinai tiesiai, galime. Tai va, jisai yra takas, žiūrėkit, pažiūrėkit, čia yra takas. Yra takas numatytas tik dėl to, kad dėl grafinės dalies, jeigu taką aš iškeliu ant viršaus, uždengia kitų rekreacinių objektų legendą. Tai šitoje vietoje yra takas padarytas nuo to asfaltuoto keliuko pro didįjį akmenį ir išeina į tą pagrindinį esamą taką. Netgi 2 atšakos yra padarytos. 2 raudonas punktyras, tai kiek jūs? Čia grįžtama į tą parko salę. Jeigu raudonas punktyras yra pagal sutartinių ženklus nurodyta, pro didįjį akmenį išeina nueina į atokvėpio vietą ir paskui dar tiesiai nueina irgi į pagrindinį taką. Aš suprantu, bet iš tikrųjų tai čia tas takas, mes kaip pralaidą net norim padaryti, nes tas takas yra reikalingas tam, kad nusausinti akmenį, jis visą laiką yra žiemos apsemtas. Bet tai takai numatyti yra. Čia tas takas išeina į taką Tiesiai dar yra. Kitas yra tiesiai. Kitas į dešinę. Yra numatytas. Čia į kairę. Ne, tiesiai. Čia į dešinę. Tiesiai į viršų. Taip yra, čia yra parodytas. Tai vienas iš kelių. Taip yra parodytas. Jeigu ten yra, Taip yra, viskas yra. tada jau. Iš tikrųjų, va šičia to tako už oro klubo tiesiog nėra tikslinga daryti. Yra čia tokia kaip ir aikštelė, nemažai šitai vietai. Iš aeroklubo zonos į šitą aikštelę čia va galima išeiti laisvai čia aplink. Nematau, nes iš tikrųjų tokiu atveju reikia nemažai iškirsti medį, jeigu aplink, nes taip yra lietokas tas pušynas. Jeigu dar čia teko daryti šitai vietai. Tai dar truputėlį papildysiu. Realiai dabar pagal tasacinius sklypus man paprasčiausiai ir pasakoti. Ten dabar 7E, kur yra tas didysis akmuo išsidėjęs, tai jis yra santykinai labai retas ir ten netgi medžių nereikia iškirsti tą, kurį rengia. Po to, kur yra tas prie angaro tiesiai į šiaurę, tai ten iš viso yra miško aikštė su kūdra, kuri iš tikrųjų tikrai turi rekreacinį ir estetinį kažkokį vaizdą, atsisėsti dar kažką, tai prieimo prie šitos vietos tikrai, čia kaip mūsų projektų kompetencijos jau siūlymas yra. Po to išlaikyti, kaip sakant, bet kokiu atveju žiedinį takų sistemą. Tai kitu atveju šičia, jeigu atvedus taką ir nutraukus jį, tai jis tikrai prasmės neturi. O kas išeina toliau per 12 taksacinį sklypą, tai tikrai ten irgi nėra tankus medynas, yra savaime užaugęs, kaip sakant, ten dabar, nežinau, pušynas ant 35 berods metų su reikmėm, su aikštėm. Takus įrenginėjant galima prisiderinti, kaip sakant, prie medžių išsidėstymų.
šitoj vietoj. Ir šitoj vietoj pratęsus taką, tai susiformuoja, kaip pasakius, ir takų sistema, ir visa kita, kaip sakant, šitoj vietoj. Tai dėl to čia buvo mūsų, kaip sakant, projektų rengėjų siūlymas su Viliūne, projekto autorė, visur šičia tas vietas visur esam pravaikščioję, kaip sakant, gyvai natūrai. Ir be reikalo, kaip sakant, nebūtumėm siūlę iš tikrųjų. Ten įvertinę ir tuos kažkokius vaizdingus elementus, dar kažką prie šitų dalykų, kaip sakant, ir tie kažkokie atokvėpio vietos ar suoliukai yra numatyti. 12 vieta, ką jūs čia, kokia čia ten kalva tokia galbūt? Čia yra kaip tik tais loma tokia, į lomą nueina. Loma ten tokie, ten... Jo, ten yra buvę karjerai. Tai jo, ten ta vieta gal ten ar karjeras kažkokios, nu, tas reljefas ten yra, kaip pasakius, kalvotas. Jo. Bet tai čia dar aš trumpai projekto rengėjų, tai jūs neprivalomai siūlote tuos takus įrengti, tai yra pagal jūsų projektą yra čia rekomenduojama. Taip, projektas jum nėra privalomas įgyvendinti, čia tik yra suteikiama teisė jums šitą įgyvendinti. Čia, kaip sakant, jūs įgyvendinsit, neįgyvendinsit, ar įgyvendinsit 10 ar 20% projektų, tai čia jau jūsų, čia šitoj vietoj čia nėra, kaip pasakius, įpareigojimo savivaldybei šitos dalykus daryti. Ar rytoj ar poryt, čia jums yra laikotarpis, 10 metų laikotarpį. Matot, dabar šita situacija yra labai geras pavyzdys, kad čia šitas miškas, ko gero, 20-30 metų nebuvo iš viso jis tvarkytas. Jeigu būtų šitie dalykai prieš 20-30 metų pradėti daryti, tokios situacijos nebūtų. Tai čia realiai pati gamta pasitvarko, o dėl to tos ūkinės priemonės ir yra numatytos, kad ateityje tokių dalykų būtų kuo mažiau. Aišku, šičia yra kultūrinės kilmės tie pušynai, dėl šakninės pintės, kaip sakant, tų židinių vaistų nėra, tai čia jau, nu, bus, kaip sakant.